Robot Structural Analysis programoje galima projektuoti stulpinius pamatus. Kai turime pasidarę savo konstrukciją, ar tai būtų rėmas, čia daug, tarkim, kolonų, visas pastatas, ir norėtume bet kuriai kolonai suprojektuoti pamatą, tai reikia pasižymėti tą mazgą, kurį projektuosim, ir tą strypą, kuris prisijungia. Čia dabar pavyzdėje aš esu pasidaręs koloną su standžiai tvirtinta ir sudėjęs keletą apkrovų, padaręs derinius. Čia rezultatus ėmiau palyginimui su forume užvesta tema, kad būtų momentai ir apskritai jėgos panašios tokios, kokios forume užvesta tema. Tai dabar skaičiavimus liekame, kai pasižymime visą strypą, kuris jungia, ir pamato tašką, kurį skaičiuosime. Ir tada spaudžiame Design, Provided Reinforcement ir RC Foundation Design. Tada iššoka lentelė, kur mes pasirenkame pagal kokius derinius čia skaičiuosime, tarkim, tai čia pagal rankinių, anksčiau sukurtus modelėje derinius, jisai pasiema tos derinius įražas, kuriuos mes gavome skaičiavimuose, statiniuose savo modelio, spaudžiam OK. Ir dabar mes čia matome pamato vaizdelį tokį, kur užsiduodame matmenis. Vėlgi aš užduodu matmenis pagal forume užvestą temą. Čia, tarkim, po 1 metrą. Čia jau padarau, kad jisai skaičiuodamas nedarytų ekscentricitetų, neperstuminėtų pamato. Čia yra, jam nepatinka šitą reikšmė, matyt, pamato dydis. Kažkas tai jam netinka, bet iš esmės jisai dėl to problemų nedaro, jis tik tiesiog įspėja, kad kažką tai persižiūrėtų, tikrai toks pamatas. Tai čia toliau yra armavimo parametrai, kurios galima įsivesti, kaip bus armuojamas, ten, kokie apsauginiai sluoksniai, kiek išdėstyta, ten, kokie stripai bus iškeliami ten kolonos sujungimui, tarkim, ar čia bus stripai, ar nebus tie stripų iškišama, čia kokia skersinė armatūra. Tai čia tinka, jeigu čia gelžbetonė, monolitinė, tarkim, kolona ar kažkas. Čia aplinkos klasė, tarkim, X2 pasirinkam, čia koks betonas, pamatui, kokią armatūrą iš kokių stripų parinkinėti, bandyti suarmuoti. Skersinė, išilginė armatūra, iš kokių stripų bus parinkama. Ir čia koks stripų tipas, išdėstymas, galima pasinagrinėti. Toliau užsiduodame, kokie bus gruntai toje vietoje, kur tas pamatas, tarkim, čia pas mus yra, kad pamatas prasideda, tik biški iškilęs virš grunto. Čia galima nustatyti, kad užpilimo, iš kurios pusės užpilamas bus gruntų, koks skaičiavimo metodas, ar pusiau empirinis tempimo ribos būdu. Čia yra visokie gruntai, duomenų bazė, aš čia porą sukūriau, tarkim, čia pas mane bus, tarkim, vienas gruntas virš pado, ne, kitas gruntas bus po padu. Čia įvedu, koks bus to grunto storis užpilto. Tai tarkim, čia tik tai tas gruntas jau prasideda. Kitas. Čia įvedžiau parametrus, čia galima reguliuoti, čia nežinau tikslių charakteristikų, bet yra sankalbumą įvesti, galima drenažo sąlygomis sankalbumą, svorį, byrėjimo kampą ir panašius parametrus. Tai įsivedus parametrus, dabar ir formą pamato, užsidėjus, kad jisai skaičiuodamas nekoreguotų šitų reikšmių, aš pasirinku tiesiog skaičiavimą pamato, vėl calculate, jisai suskaičiavo, jokių neišmetė klaidų kol kas, einu į pamato rezultatus ir matau, čia yra skirtingos tikrinimo sąlygos, tai yra ir
sėdimas ir stabilumas pasisukimui, stabilumas slydimui, paviršiaus kontaktas ir yra, tai yra ar jisai nėra neigiamų įtempimų, tarkim, ar netkelia pamatą. Ir čia yra grunto stiprumo, kiek jisai laiko. Tai dabar čia jisai rašo derinius, pagal kurios skaičiavo, čia yra pagal oro kodą skaičiavimai, tai yra čia A1. Taigi čia dar yra kiti parametrai, geotechniniai, tai yra kokios ribos turėtų būti sėdimai projektuojant, čia kiek ekscentricitetas gali būti, ar 1/6 pamato, ar 1/3 pamato, čia kaip kuriuose normose, kaip nurodyta, kaip kokiam atveju skaičiuojant priklauso. Ir čia kokie yra tie deriniai skaičiavimų. Ar tik tai pagal šitą, ar tik pagal šitą, ar pagal abu tikrinčią. Kažkokiu tos drenuojamas, nedrenuojančios sąlygos. Čia kas žino oro kodą, tai žinos, galės papildomai nusistatyti savo atveju. Taigi čia suskaičiavus, dabar turime nuo kiekvieno derinio įtempimus kokius, tarkim, čia nuo šito derinio tokie įtempimai, ne, čia matome, kad tik tai pas mane ašinė jėga veikia, tai matosi ir įtempimo diagrama tokia, čia kai momentas veikia. Dabar, jeigu palyginsime su forume pateiktais skaičiavimais, tai jam čia įtempimai gavosi 0,12, pas mane gavosi 1,2,4, o čia kitoj pusėje 0,4,2, pas jį 0,3,8. Tai čia tiesiog dėl to, kad pas mane įrašas biški netaip įvestos, gal matmenis netaip truputį gal žiūrėjau ten, bet iš esmės labai panašus rezultatai. Taip pat robotas duoda armavimą. Jisai, tarkim, čia padarė šito pamato armavimą ir galima pasižiūrėti skaičiavimus detaliau, kaip yra, kaip padaryti skaičiavimą, pasigilinti, taip sakant, susižinoti, pasitikrinti savo žinias ir palyginti roboto skaičiavimus su savo žiniom. Tai ką jisai padarė, tai paėmė apkrovas, paėmė derinius, dabar daro projektavimas pagal oro kodą, ar ne, tai koksai metodas, kokie koeficientai surinkti tam metodui taikyti. Dabar čia yra duomenys, kokie ir buvo įvesti mano ir apie įtempimų skaičiavimą. Tai vėlgi, jis yra skaičiavimai pamato lygyje parašyta, tai ir yra, kad jau čia viršuje, kur aš įvedžiau duomenis mano skaičiuojamų derinių, apačioj kolonas, o jisai padaugina iki pamato apačios, iš aukščio pamato ir gauna šitą momentą. Kaip ir teisinga. Dabar įtempimus, čia nežinau, kas čia skaičiuoja, bet tempimai gaunasi tokie, kaip matėm tose diagramose, kaip rodo. Ir čia toliau praslydimas, nuosėdžių vidurkis, slėgis, čia nuosėdžiams parametrai, skaičiuoti sukimasis ir daugiau skaičiavimų čia. Ir gelžbetonio skaičiavimas pagal kokį derinį ir armavimą, kokį jisai paskaičiuoja. Faktinis armavimas, medžiagų sąnaudas. Kokius stripus kur parinko, tai matom 12, 16 parinkti stripai. Tai va tiek galima, taip pat alternatyvus būdas projektuoti stulpinius pamatus. Patikrina nuo pakankamai daug sąlygų ir galima labai vaizdžiai pasižiūrėti, kur ekscentricitetas koks, galima prasigalvoti, kaip čia tą pamatą perslinkt galbūt. Tarkim, net ir toj schemoj jisai paskui ir vaizduoja tą pamatą, jeigu jisai čia būtų kažkoks nesimetrinis labai, o tą pusę, tarkim, santvara būtų, jisai labai aiškiai parodytų, kaip tą pamatą perslinkti ir būtų pakankamai aišku paskui kaip braižyti. Tai vat, galima pamatyti tiek brėžinius, tiek skaičiavimus, tiek vaizdžiai visus įtempimus, tarkim, kažkoks tai sėdimai, čia įtempimai po pado,
ir panašiai.